Surskis, sakykit, ką norit, bet pas mumis egzistuoja diktatūra. Proletariato diktatūra norit pasakyti? Pas mumis nėra proletariato, pas mumis yra tik tais žemvaldžiai, bedarbiai ir oligarchai. Pas mumis Lietuvoje egzistuoja pensininkų diktatūra. Viskas, kas daroma, daroma tik dėl pensininkų. Pensininkai renka savo palankę valdžią. Taip, visi įstatymai kuriami tik dėl pensininkų. Pasižiūrėkit, vai, Pranciškaus Šliužo visą šitą aplinką palaikymo grupę. Kas ją sudaro? Vien tik tai pensijinio amžiaus jaunimas. Atsiprašau, kad taip griežtai. Nieko. Atsakau. Viskas pensininkams, taip. Valdžia pensininkams, mokesčiai pensininkams, pagarba pensininkams. Kaip čia patapus tokių pensininkų? Gal susiorganizuoti kokią invalidumo pensiją? Vakar žiūrau per teliką. Šliužas ir jį palaikantis pensininkai rėkia visi, mat jie nori mirti prie lito. Tai kaip čia yra? Taigi jie geriausius metus pragyveno prie rublio. Tai kodėl jie nori mirti prie lito? Blogiausiu atveju prie Vagnorkės. Mirti gal jie ir norėtų prie rublio, bet matote dabar situacija tokia, kad taip labai nemadinga sakyti. Tai vat ir sako, kad norėtų mirti prie lito. Tai dar yra laiko. Iki 2015 metų sausio 1 tai dar galima daug ką suspėti padaryti, kad tik tais būtų noro, va čia galėtų Šliužas visą savo tą energiją nukreipti. Tai čia, kad čia dabar nei sustabdysi euro, nei tu žemę nuo užsieniečių apsaugosi, nei tu iš Europos išeisi. Nu jo, ką nebedaryk, vis tiek nepasieksi. Šitas numirti prie lito, būtų tokia reali galimybė dar. Tai padėk Dieve, svarbu žmonės turi tikslą, svarbu netrukdyti. Kol vokiečių, anglų pensininkai tuščiai leidžia laiką besidegindami Kanaros ir panašiai, mūsų pensininkai laukia mirties su litu. Sakyčiau, unikalu visiškai. Jo, vis tik pavyksta išlaikyti tą Raudų kraštą. Sakyčiau, tokį unikalų įvaizdį. Plius dar, aišku, kapinių mentalitetą tą mūsų. Sakėt, Rudų? Raudų. Raudų. Kad norit Lietuvą tapatinti su Rudžium? Ne, Raudų kraštas. Raudų kraštas. O pats raudat nors kartą? Matuliai kokią ranką išvagotą sausgyslėm išbučiavot raudodamas. Marš iš čia.